Po šuolio iš nacionalinės krepšinio lygos į elitinę Lietuvos krepšinio lygą Gyčiui Radzevičiui teko iš naujo įrodinėti savo vertę ir įgauti Juventus vyriausiojo trenerio Žydrūno Urbono pasitikėjimą. Mažai laiko aikštelėje praleisdavęs puolėjas žiemos pradžioje sulaukė šanso ir panašu, kad juo pasinaudojo. Dvikovose su finalo ketvirto komandomis krepšininko minutės išaugo kone 4 kartus, o ir statistika kur kas solidesnė. Pats Gytis Radzevičius duodamas interviu kalbėjo apie pailgėjusio žaidybinio laiko svarbą ir trenerio Žydrūno Urbono išskirtinės savybės. Iš tikrųjų, tas žaidybinis laikas tai man reiškia daug, nes manau, kiekvienas krepšininkas nori žaisti kuo ilgesnį laiko tarpą, būti svarbi komandos dalimi. Tai jo, sakykime, gal išvyko Hamiltonas, sakykime, atsirado tos vietos rotacijai, treneris pasitikėjo ir tikiuosi pateisinu tą trenerio pasitikėjimą ir duodu komandai kažkokį rezultatą. Sakyčiau, gal treneris toks yra labai emocionalus. Pirmiausia, gal kuri savybė išsiskiria, tai iš tikrųjų gal padeda, sakykime, gal užves komandą visą. Taip pat, sakyčiau, toks treneris, kur, sakykime, už komandą visą eina visi 100%, ta prasme. Labai atsidavęs, sakyčiau, tai svarbiausias būtų jo savybės. Rungtynėse su Vilniaus Rytu Juventus puolėjas sukūrė gražiausią LKL savaitės epizodą. Kalbėdamas apie šį dėjimą per varžovą, Gytis Radzevičius neslėpė džiaugsmo ir teigė, kad po jo sulaukė nemažai draugų komentarų. Na, iš tikrųjų, tuo metu daug kažko tai negalvojau, tiesiog kiekvienai progai pasitaikius stengiuosi dėti, nesvarbu ten būtų varžovas, nebūtų. Tuo metu tiesiog norėjau kuo efektingiau įdėti ir, sakykime taip, pamalonint Utenos publiką, nes tikrai pilna salė, tai vienas malonumas žaisti per tokias salės. Na, per tą krepšininko karjerą, sakykime, kiek iš anksčiau sezonų buvo tų visokių dėjimų, o šitas, sakyčiau, jo, užima, nes iš tikrųjų, tiesą sakant, čia pirmas mano dėjimas LKL čempionate, toks, sakykime, toks, tai, sakykime, gal užima kaip pirmas ir tikrai, manau, toks neblogas. Po to dėjimo sulaukiau draugų, sakykime, žinučių palaikymo. Tikrai sakė, žiauriai geras dėjimas, įspūdingas. Taip pat biškį patraukė per dantį, bet čia paliksim tarp mūsų tuos dalykus. Kasmet karjeros laiptais kylantis žaidėjas pasidalino ir savo įsimintiniausiais momentais iš praėjusio sezono, kai atstovavo Šakių Vyčio ekipai. Sakykime, gal linksmiausias dalykas. Gal, sakykime, praeitą sezonas, nes turėjom tikrai stiprią komandą, daug tų pergalių turėjom, praktiškai per sezoną nepralašėm, bet tarpusavį tai buvo, sakykime, ir skaudžiausia, nes pusfinalį pralaimėjom ir, sakykime, visos tos pergalės, dėl ko dirbom, sakykime, nuėjo realiai šuniui ant uodegos. Tai, sakykime, toks ir linksmas, toks ir iš geros pusės sezonas, ir iš blogos. Taip, iš tikrųjų, tokios kaip svarstyklės. Juventus puolėjo manymu vieno iš Utenos komandos lyderių Alekso Hamiltono išvykimas didelės neigiamos įtakos neturėjo. Jo teigimu priešingai, tai sutelkė komandą. Na, aišku, Aleksas buvo, sakykime, kaip ir komandos lyderis tuo metu, kaip žaidė, bet, sakykime, jam išvykus gal labiau susitelkėm. Sakykime, gal ir ta atmosfera kažkiek pagerėjo, nes praktiškai likom vieni lietuviai. Tai iš tikrųjų, aš manau, gal tas susitelkimas labiau, sakykime, dabar tiesiog einam kiekvienas už kiekvieną, tai, atsispindi tiesiog žaidime, tas toks, sakykime, komandinė dvasia. Tai, sakykime, gal jo tą trūkumą kompensuojam energiją. Gytį nustebino ir pastaruoju metu bilietus į Utenos ekipos rungtynes šluojantis bei fantastišką atmosferą arenoje kuriantys sirgaliai. Šiaip iš tikrųjų žiauriai, sakykime, stebina sirgaliai, nes prieš vykdama čia nesitikėjau, kad bus tokia atmosfera. Dabar ypatingai paskutinės varžybas, tai sausakimša arena, tai vienas malonumas žaisti prie tokių sirgalių ir iš tikrųjų esam žiauriai dėkingi, nes tai tikrai mums duoda, sakykime, tą sirgaliai kaip šeštas žaidėjas, tai tikrai, sakykime, duoda tos motyvacijos ir stimulo kovoti su kiekvienu varžovu. Taigi tikimės žiūrovų ir ateinančias namų rungtynės su Šiauliais, kadangi Šiauliai tikrai gan dabar demonstruoja gerą krepšinį. Tai iš tikrųjų tikimės žiūrovų ir
bandysim padovanoti jiems pergalę.